Tikroji boružėlė įkrito tiesiai į tą ežerą su savo motociklu. Taigi aš atsinešiau savo milžinišką magnetą, kad įmeščiau jį į tą vandens telkinį ir bandyčiau ją išgelbėti. Bet vaikinai, aš nežinau, ar visa tai tiesa, ar melas. Pažiūrėkime keletą vaizdo įrašų, kuriuos mačiau internete. Tikroji boružėlė ir juodasis katinas buvo pastebėti kartu mieste, realiame gyvenime. Ir tada abu jie važiavo automobiliais. Katinas Noaras turi Lamborghini, o boružėlė turi savo motociklą. Tada nutiko kažkas įdomaus. Boružėlė buvo pastebėta miške ant savo motociklo. Ji kažkur netoliese važiavo. Taip, galbūt ji buvo ten, arba ten, nežinau. Bet pažiūrėkime, kas nutiks toliau. Jie važiavo labai greitai tame miške. Pažiūrėkit dulkes. Ji buvo tokia greita, kaip greiti ir įsiutę. Ir tada, Dieve mano, ji nesugebėjo suvaldyti savo motociklo. Ir jis nukrito po vandeniu. Taigi jis turėtų būti kažkur ten, vaikilai. Tai labai pavojinga. Ir dabar jaučiu kažką ant savo magneto. Galbūt dabar jaučiu boružėlės motociklą. Bet vaikinai, boružėlės motociklas yra per sunkus. Kažką matau. Matau kažkokius burbuliukus ten. Bet man reikia kažko paklausti. Atsiprašau, ar pažįstate boružėlę? Taip, aš ją myliu. Taip, aš taip pat myliu boružėlę. Bet ji gali būti dideliame pavojuje. Jos motociklas, o gal ir ji pati, yra po vandeniu. Ne, man reikia tavo automobilio. Man reikia tavo pagalbos, kad padėtų man. Taip. Gerai, einam. Einam, vaikinai. Turime kuo greičiau ištraukti boružėlės motociklą iš po vandens. Priartėkite. Galiu kažką matyti ten. Taip. Gerai, imkime virvę, taip. Matau kažką raudono ten po vandeniu. Dabar galime ištraukti šitą daiktą. Pirmin. Taip. Tai atrodo kaip krepšys. Oho, taip, jis čia. Tai tikrasis boružėlės motociklas. O Dieve, tai reiškia, kad visas šis vaizdo įrašas gali būti tikras. Taigi boružėlė yra dideliame pavojuje. Gerai, pažiūrėkime į tą motociklą. Oho, tai tikrai jos Motorola. Pažiūrėkime, ar galime jį užvesti ir pavažiuoti. Palauk, kas tai? Tai drugelis. Aš žinau, kas tai buvo. Tai buvo Akuma nuo Vanago kandžio. Vanagas kandys vėl atsiuntė savo Akumą. Taigi ta Akuma sugadino šį motociklą ir pavertė šią dalį violetinę. Taigi manau, kad dėl to Ladybug įmetė savo motociklą į vandenį. Bet vaikinai, Ladybug vis dar turi keletą sėkmės talismanų. Taigi galbūt dar yra šansas ją išgelbėti. Einam, ji gali būti gyva, turime paskubėti. Taigi pirmin. Ladybug sėkmės talismanai galioja ribotą laiką, todėl turime paskubėti. Vis dar bandyk ją išgelbėti, gerai? Gerai, tai buvo geras metimas. Ir dabar aš jaučiu kažką. Jaučiuosi tarsi sunkesnis daiktas. Galbūt tai visas automobilis. Jaučiasi tarsi vėžlys ar kažkas panašaus. Man reikia kažko juodo. Šitas daiktas išlenda. O Dieve, neįtikėtina. Tai yra Lamborghini ženklas. Ir ši žalia stulpas. Atrodo, kad mačiau kažką panašaus. O kas jei tai yra Cat Noiro Lamborghini dalis? Ei, bet kas tai yra? Pažiūrėkime daugiau vaizdo įrašų, kad suprastume visą šią situaciją. Taigi taip, Cat Noiras sėdi tiesiai ant savo Lamborghini. Ir tada žiūrėk, jie važiavo kartu. Tada dėja Ladybug nukrito nuo savo motociklo. Bet tada žiūrėk, šis Lamborghini su lygiai tokiu pačiu žaliu stulpu lekia greitkeliu. Ir policija jį vejasi. Policija vejasi Cat Noirą. Taigi dėl kažkokios priežasties Cat Noiras taip pat atsidūrė po vandeniu tame lauko vandens motocikle ant savo visiškai naujo Lamborghini. Bet kas yra tame maiše? Galbūt ten yra dar viena užuomina mūsų tyrimui. Palaukit, vaikinai, nepatikėsit, kas viduje. Visa tai atrodo kaip Cat Noiro kostiumas. Užsidėkime jį. O Dieve, aš tikrai jaučiuosi kaip Cat Noiras. Bet vaikinai, tai gali reikšti tik viena. Cat Noiras čia buvo. Jis bandė išgelbėti Ladybug. Taigi Ladybug ir Cat Noiras vis dar gali būti po vandeniu. Turime paskubėti. Eime, vaikinai, paimkime mano magnetą. Pajudėkime nuo Lamborghini ir tęskime magnetinę žvejybą. Turime vis mesti magnetą, kad rastume daugiau radinių. Turiu nuojautą, kaip Cat Noiro nuojautą. Turiu nuojautą, kad kažką pagavau su savo magnetu. Hei, žiūrėkite, kažkas raudono kyla iš vandens. Oho,
Oho, tai neįtikėtina, vaikinai, tai beprotiška. Negaliu patikėti savo akimis. Tai Ladybug šalmas. Taigi ji tikrai važiavo šiuo dviračiu ir dabar yra po vandeniu. Manau, Ladybug važiavo dviračiu taip. Ir dėl kažkokios priežasties šis akuma užpuolė jos valdiklį. Todėl ji prarado kontrolę ir atsidūrė po vandeniu. Turime paskubėti ją išgelbėti. Turime toliau stebėti. Meskime magneto toliau. Taip, taip, taip. Radome tiek daug dalykų susijusių su Ladybug ir Cat Noir. Taigi visas šis vaizdo įrašas atrodo tikras, visiškai nepadirbtas. Bet kaip tai įmanoma? Net negalėjau pagalvoti, kad Cat Noir ir Ladybug egzistuoja tikrovėje. Vienintelis būdas juos išgelbėti ir viską išsiaiškinti – toliau mesti magnetą. Ir mes turime toliau traukti daiktus iš vandens. Ir jie mato kažką žalio. O Dieve! Aš žinau, kas tai yra, vaikinai. Tai labai unikalus Cat Noiro ginklas, kuris gali taip veikti. Oho, oho. O, taip, jaučiuosi kaip tikras Cat Noiras. Bet vaikinai, šį daiktą taip pat galima naudoti kaip signalo ieškiklį. Įjunkime jį. Taip, žiūrėkite, vaikinai, mes ieškome Ladybug. Galbūt jie yra po vandeniu. Ne, vandens telkinys tuščias, taigi jos ten nėra. Galbūt jį kažkur miške. Taip, vaikinai, taip, Ladybug, kažkur ten, miške. Turime paskubėti, kad ją išgelbėtume. Eime, apieškokime šį mišką, vaikinai. Eime, eime, vaikinai. Ladybug! Ladybug, kur tu? Ladybug! Kad tuo Noiras atėjo tavęs gelbėti. Palauk, vaikinai. Kas čia per daiktas? O Dieve, man atrodo, žinau, pažiūrėkite, vaikinai, šis jojo turi labai ypatingų, unikalių, Ladybug supergalių, kaip ir ji. Oho, tai taip šaunu ir taip prašmatnu, man tai labai patinka. Bet vaikinai, mes galime jį panaudoti, nipti į medžius. Galbūt galėsime pamatyti, kur yra Ladybug iš viršaus. Gerai, pabandykime. Oho, šis jojo tikrai veikia kaip Ladybug realiame gyvenime, pabandykime. Oho! Tai beprotiška! Oho, aš tikrai jaučiuosi kaip herojus iš Ladybug serijos. Bet vaikinai, tai gali reikšti tik vieną dalyką. Ladybug ir tikrasis Katinas Noiras kažkur netoliese, tad tęskime jų paieškas. Taigi, vaikinai, galiu manyti, kad tai yra originalus jojo iš Ladybug. Ir jis buvo aktyvuotas specialių talismanų, vadinamu laiminguoju talismanu. Bet vaikinai, taip pat prisiminiau, kad turiu labai ypatingą Katino Noiro kostiumą. Taigi, pabandykime jį taip pat aktyvuoti ir tęskime Ladybug paieškas. Nagai, lauk! Nagai, lauk! Bet dėl kažkokios priežasties tai neveikia. Galbūt tam reikia specialių žiedų. Taigi tęskime Ladybug paieškas ir galbūt rasime ir specialų žiedą. Ei, vaikinai, palaukit, pažiūrėkit, čia kažkas ypatingo. Panašu į Ladybug krepšį arba Ladybug dėžutę, kažkas tokio. Kaip manot, atidarykim ją, turime pagalvoti. Jie atidaryta, vaikinai. Oho, tai labai unikali ir ypatinga dalis, kurią pakeitė Vanagas Kandis, o jis yra akuma, todėl galime panaudoti šią dalį Ladybug vandens motociklai pataisyti. Grįžkime ir pažiūrėkime, ar pavyks ją išgelbėti. Dabar galime pakeisti šią sulūžusią, pakeistą variklio dalį visiškai nauja. Taigi Vanagas Kandis mūsų daugiau nesustabdys. Tai kodėlgi neišbandžius originalaus Ladybug motociklo? Oho, tai veikia! O Dieve, aš važiuoju originaliu Ladybug motociklu! Oho, tai beprotiška! Man tai labai patinka! Ei, palauk! Davau signalą! O Dieve, mano daiktai, turiu omenyje Cat Noir daiktai, dabar veikia! Oho, ir rašo, kad Ladybug vėl rasta ežere! Grįžkime ten! Eime, vaikilai! Eime, vaikilai! Taip. Mano komanda sako, kad Ladybug vis dar ten. Taigi grįžkime prie magnetinės žūklės, gerai? Eime, darykime tai. Meskime toliau, judėkime toliau. Turime išgelbėti Ladybug ir viską, kas su ja susiję. Taip, vaikinai, jaučiu kažką. Bet tai tikrai jaučiasi kaip sunkus daiktas. Bet jis tikrai juda. Taip, ir aš matau kažką. Tai išeina. O Dieve! Oho, vaikinai, pažiūrėkite, ką radome. Tai atrodo kaip dalis Lamborghini, kurią radau anksčiau. Ji taip pat turi žalią stulpą.
Ir palaukite. Negali būti. Negali būti, vaikinai. Ar tai tas, apie ką galvoju? Tai yra Boružėlės kaukė. O Dieve, ar suprantate, ką tai reiškia? Boružėlė dabar negali apsiginti. Ji dėvėjo šią kaukę. Taigi ne, tai reiškia, kad ji tikrai yra po vandeniu. Ir niekas negali padėti. Boružėlė yra didelėme pavojuje. Net vaikinai, mes radome keletą šios juodos Lamborghini dalių ir vis dar turime tęsti žvejybą su magnetu. Galbūt kažkaip galėsime jai padėti. Turime ją surasti. Bet kokiu atveju mes turime ją surasti. Gerai, tai buvo geras metimas į tą pačią vietą. Katinas Nuaras kažką jaučia. Nagai, lauk! Vis dar neveikia. Bet vaikinai, aš matau radinį. Jis taip pat juodas ir ant jo yra žalia lazda. Tai dar viena Lamborghini dalis. Taigi visas Katino Nuaro Lamborghinis nugrimzdo po vandeniu. Jis vis dar ten. Surinkime viską kartu. Oho, vaikinai, tik pažiūrėkite. Tai tikrai dalis iš vieno automobilio. Katino Nuaro Lamborghini. Matome šoninę dalį, variklio dangtį ir duris. Taip, atrodo, kad jos atidarytos. Kažkas panašaus. Bet tai yra dalis viso Lamborghinio. O šį Lamborghini valdė Katinas Nuaras. Nagai, lauk! Bet vaikinai, tai dar ne pabaiga. Mes vis dar turime tęsti savo tyrimą, nes visos šios dalis yra labai keistos. Turime tęsti magnetinę žvejybą, kad išsiaiškintume, kur yra Boružėlė. Turime sužinoti tiesą. Turime surinkti visas likusias dalis, kurios dar liko. Palauk, ką? Tai vos juda. Nes pagauna kažką labai sunkaus. Palauk, gerai vyrai, kažkas išeina. Palauk, ką? Kas tai buvo? O Dieve, ar tai Boružėlė? Kas iš jos liko? Ne šis kostiumas atrodo lygiai toks pat kaip Boružėlės kostiumas. Palaukit, vaikinai, čia ne Boružėlė. Kas čia vyksta? Tai tik plastikinis manekenas. Tai netikroji Boružėlė. Ir šukuosena bei jos išvaizda tokia keista. Iš tikrųjų, tai labai baisu, vaikinai. Bet kas čia? Cirkas? Atsiprašau, cirkas? Boružėlės cirkas? Ką tai galėtų reikšti? Paieškokime to per Google ir supraskime, kas čia vyksta. Gerai? Boružėlė. Atsiprašau už tai. Boružėlės cirkas? Yra įspūdingas vaizdo įrašas, pažiūrėkime jį. Neįtikėtinas šou tik šiandien. Stebėkite motorolerio ir super automobilio triukų šou gyvai miške. Taigi, vaikinai, ar suprantate, ką visą tai reiškia? Tai nebuvo tikra Boružėlė ir tai nebuvo tikras Katinas Nuaras. Štai kodėl visi magiški kerai ir kiti dalykai neveikia. Tai buvo tik kažkoks kvailas kostiumas. Visi šie dalykai yra tik rekvizitai. Manau, jie turėjo kažkokį cirką ant vandens ir štai kas iš jo liko. O Dieve, tai viską paaiškina. Tie vaizdo įrašai pradžioje nebuvo suklastoti. Tai buvo vaizdo įrašai iš Boružės cirko. Galvojau, kad sutiksiu tikrą Boružę. Arba pats pasijusiu tikrų Katinų Nuarų ar kažkuo panašiu. Bet vis tiek, tai buvo įdomus tyrimas ir smagi magnetinės žūklės nuotykis. Vaikinai, jei jums patiko, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Mano vardas yra Lav. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki greito susitikimo mano būsimose magnetinės žūklės vaizdo įrašuose.